Šiandien yra 5 diena, kai aš ruošiuosi mugę, liko 3 dienos. Pagaliau parodysiu, kaip tos kosmetinės atrodo. Pirmoji yra rožinė, yra 3 dydžiai, vidus atrodo štai taip. Jau turim šokoladinę, lygiai taip pat. 3 dydžiai, vidus toks, kreminė. 3 dydžiai, vidus štai toks. Nes spalva, kurią turiu, tai yra šita 3 dydžiai. Vidus yra štai toks. Parodžiau kosmetinės. Gerai, viskas kimbam į darbus. Iš pradžių tai labai norėčiau padėkoti visiems už palaikymą, už kiekvieną žinutę, už kiekvieną širdutę paspaustą. Man tai be galo daug reiškia. Pats nuoširdžiausias ačiū jums, kurie mane palaiko. Taip pat supratau, kad aš dar nepasakiau, kur aš čia dalyvausiu. Birželio 23 dieną aš būsiu Panevėžyje Vasarvidžio šventės mugėje. O kalbant apie kosmetinės, tai šiandien nusprendžiau, kad darysiu truputėlį kitaip nei dariau iki šiandienos. Tiesiog darysiu viską iš eilės, nebus kaip praeitas dienas, kad ruošiuosi iš pradžių medžiagas, o tada jau bandau sujungti viską į kosmetinės. Dabar darau iš karto, bet mažesnį kiekį, kad matyčiau iškart rezultatą ir žinočiau, kiek aš turiu kosmetinių. Ir jeigu liks laiko, tada žiūrėsiu, ar pasidaryti jų daugiau, ar važiuoju su tiek, kiek jau turiu pasidarius. Mano energija jau truputėlį senka, tai į sveikatėlę gersiu gėrimą, ne arbatėlę. Iki psichozės trūksta nedaug. Bet užbaigiau visas šokoladinės kosmetinės. 12 kosmetinių yra užbaigtos ir dar kokį progresą padariau, ta prasme. Aš šiandien dirbu, tai kaip nežinau, kaip už 3 dienas kokias. Va! Tiek pridaryta jau. Tiek pridaryta. Čia 6 kosmetinės. Na, aišku, nepabaigtos. Dar iki pabaigos dar liko. Man atrodo, mane 7 dieną reikės į psichiatrinę išvežti. Nuovargis labai jau jaučiasi, bet dar kartą labai ačiū visiems, kurie mane palaiko. Tai reiškia man labai daug. Kiekviena žinutė, kiekvienas komentaras, kiekviena širdutė tikrai labai daug reiškia man. Tai tikrai labai ačiū visiems. Dabar vėl aš einu miegot ir iki rytojaus.